paprastas pavyzdys, kaip pas dažną lietuvėje ir nesvarbu, kurios tautybės žmogų galva neskaičiuoja į priekį. Pavyzdžiui, aš turiu giminių savo. Giminės išvyko į Londoną. Ten vargsta daugiau nei 2 metus. Kodėl jie vargsta? Kodėl jie sako, aš negalvau, kad užsienio tokia kaina yra. Žinau, kad bus sunku užsienį, bet negalvau, kad tokia kaina bus. Kodėl taip vyksta? Nes jų intelektai nesuskaičiuoja į priekį žingsnių, kaip kas bus. Jie tiesiog važiuoja, jau kai bus, tai bus. Negalima, tai supranti. Čia nesuskaičiuota yra. Aš vykau į Londoną, mane pasitiko klientas, man sumokėjo, man nieko nereikėjo pirkti, aš iškart turėjau kur gyventi. Mes ėjom pažinomi su geriausiamis Londono merginomis. Jis per tuos mokymus pasimylėjo su 2 merginomis, parvedė, pasimylėjo. Aš irgi su viena. Tai daug, tavo klientas pranoksta dar tave. Va, ką aš šneku, kas yra suskaičiavimas. Aš galiu irgi dabar paimti skristi į štatus, į Ameriką. Bet dar yra nesuskaičiuota. Suprantat, dar ir nesuskaičiuota. Dabar yra derinama viskas, skaičiuojama. Aš su vienu klientu derinu, skaičiuoju. Kai tas skaičiavimas bus iki galo suskaičiuotas, tada aš skrisiu. Aš neskrisiu šiaip savo, važiuoju. Neaišku kur. Lietuviam to trūksta, jie darbininkai yra. Jie ne marketingistai, profesionalus marketingistai. Profesionalus marketingistas, rinkodarininkas, skaičiuoja labai daug į priekį. Profesionalus programuotojas labai daug į priekį skaičiuoja ir jom to reikia pasimokinti. Ir norint, kad tavo galva pradėtų geriau skaičiuoti, aš turiu gerą pasiūlymą. Mes gert 3 metus visiškai negerk ir vėliau visą gyvenimą. Nusipirk mano visus produktus, eik į klubus, ten negerk. Šauktink geriausias merginas, skaičiuok į priekį žingsnius, kaip tu susipažinsi, kur tu ją vesi, kaip tu sukelsi emocijas, kaip tu parsivesi namo, kaip tu su ją mylėsiesi, kaip tu ją pririši prie savęs, kad tu parvedė namo, kad tu pasimylėjai, tai dar ne viskas. Jei reikia duotai lovoje, kad jinai grįžtų, reikia pridaryti priklausančią nuo tavęs. Čia yra tavo klientas. Kaip jinai grįž, kaip tu toliau ryši, kokią tu veiklą toliau su ją kurs. Tu turi viską suskaičiuoti į priekį, visą šitą grandinę, kad ta moteris liktų prie tavęs, būtų priklausoma. O apie kokius rezultatus aš neku. O ne tik, kaip prieit, ką šnekėt. Vyrai, atsibuskit, ne tame esmė yra, ką prieit, ką šnekėt. Jūs turit skaičiuoti į priekį daug, labai daug. Kur tu jausi, kad aplink tave nei vienas žmogus tiek neskaičiuoja į priekį, kiek tu gali skaičiuoti. Dabar, ta yra dažna lietuvių problema, viskas. Dabar žiūrėk, ne, prie tų produktų, visus mano produktus, kodėl visus? Todėl, kad visus ir reikės peržiūrėti, nes ten yra grandinė visa, visi produktai susiję vieni su kitu. Ir kai visus perki, tu gauni didelę nuolaidą, tai kam to pirkti atskirai gaiš laikas, tik tau reiks visų jų. Nusiperki visus, eini dieną kalbinėsi, eini naktį kalbinėsi, jie naktinius klubus. Taikai visą elgesį kasdieniniam gyvenime, tikslų siekimui, bendravimu su moterimi, su savo moterimi. Tai tu neįsivaizduoji, koks tu pasikeisi, tu tapsi tiesiog, aš nežinau, skaičiavimo mašina. Intelektinė skaičiavimo mašina, kuriai nereikia jokio alkoholio, kuriai nereikia jokio narkotikų, rato, jokio žolės rūkimų. Kiek aš matau, žolės man reikia parūkyti. Gal žinai, kas parduoda žolės? Man iš karto tokiam, supranti, nori gerai pilvą duoti, nes jis nėra vyras. Vyrui nereikia pašalinių priemonių, kad jo galvą stabdytų, jo smegenis kažkas stabdytų, kad palaiduotų. Jam nereikia pašalinių priemonių palaidoti, jis viską moka savo būsenas valdyti. Jis nėra savo emocijų vergas. Priklausom. Turiu aš vieną šaukėją, kuris dirba pas mane. Jis sako, žinok, aš jau nelabai noriu savo miestą važiuoti šaukti. Aš jau skaitėsi, jeigu tu kažko bijai gyvenime, tu esi bailys. Tu nieko gyvenime negali bijoti. Tikras vyras nėra nuo savo emocijų priklausomas, jis jas valdo ir skaičiuoja daug į priekį. Pasirink produktai,
Spausk visi produktai ten, kur Kęstučio, nuo nepasižiūrėjus savimi iki Alfa vyrų. Ten yra visas paketas, visi produktai. Spausk įdėti krepšelį, apmokėk dabar. Tavo produktai iš karto atsirakins tik apmokėjus. Tu tuo pačiu įsipareigoji niekam neduoti savo prisijungimų. Neatskleisti tapatybių esančių tuose vaizdų įrašuose. Ir pats savo įsipareigoji visas išsitrauk žinias iš tų DVD. Nes ką aš čia paskui, tai yra vos kokie 5% to, ką tu gausi iš tikrųjų, kas yra alfa vyras ir kas yra alfa vyro psichologija, kuri viską drasko gyvenime, einančių kiaurai, nieko nebijančių. Užsakyk, nes tu viską paliksi šioje žemėje, tu nieko nepasinksi į dangų, viskas čia liks. Tai koks tau tikslas laikytas pinigų kaip biuras? Koks tau tikslas investuoti į butą, kuris čia nereikalingas Lietuvoje, nes rinka miršta, žmonės išvažiuoja užsienį. Kam to? Koks tau tikslas į mašiną kiš, kuri nerduodaris, tai yra metalo gabalas, kuris nuveža iš taško A į tašką B. Kam? Tau į žinias reikia investuoti, į save, į alfa vyrą. Tu koks tu tapsi alfa vyras ateityje. Tu tik pagalvok.